padėkoti ir pasidžiaugti, o antra dalis būtų padrasinti. Pirmiausiai, tikrai nuoširdžiai dėkoju tiem kūrėjam, tiem, kurie pradėjo visą šitą darbą, veiklą, kurie sukūrė strategijas, kurie tą traukinį pastatė ant bėgių ir kuris dabar nesustojamai bėga. Aš galbūt visų tikrai nesugebėsiu pavardinti, stengiausi sekti ten steigėjus, paskui kur kiti daug dirbo. Jeigu pabandysiu taip greit pradėdamas sakymi ir jeigu ko nepastebėsiu, tikrai neužpykit, tai Kęstutis, matau, Mikalajūnas buvo ten pirmosios steigėjų limti gretos ir kas. Matyti kiti, Regimantą norėčiau pažymėti, kad ten girdėjau toliau būdamas, kad jis ten audžia gilę mintį ir stipriai iš tikrųjų, tikrai to nereikėtų pamiršti. Angelė, matau, turbūt bendruomenių vadovas irgi be abejo. Lamas dabar paskutinių laikų turbūt stiprus vairininkas yra. Ir visi kiti, tikrai neįsižeiskite, ko nepaminėjau. Jūs visi verti kuo didžiausias padėkos. Tai žmonės, kurie kūrė, kurie stumia į priekį kaimą, Ukmergę ir visą Lietuvą. Tai tikrai ne per garsiai pasakyta. Antras, tuo reikia mums visiems džiaugtis. Dėl grėsmių ir baimių. Nebijokit, tada buvo tikrai baisiau. Jūs turite įdirbį, turite šaunius konsultantus. Labai smagu matyti jūs. Tai čia belieka jums palinkėti sportinių interesų, užsispyrimo ir šitoj kovoj, o tai, kad bus sportas, aš supratau iš jūsų pristatytos schemos, kaip tas viskas veiks. Vienai kiti turėsit apžaisti. Taip, kad sėkmės jums. Tai ne žaidimas, aišku, bet reiks viso šito sportinio, reiškia, įdirbio. Dar kartą jums ačiū labai. Tas traukinys turi važiuoti ir turi nesustoti. Aš to tikiu. Norėčiau teikti pabaigoje savo pasisakymo sveikinimą. Tebūnie laimingas kiekvienas, kuriam anot Čechovo didžiausias gyvenimo džiaugsmas jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmogus. Padėka Ukmergės rajono vietos veiklos grupiai, mininčiai veiklos 10-metį. Šiandien šventė iš tikrųjų yra, nors su šiokiais tokiais mokymais, bet šventė, žinokit, reikia visą laiką stiprybės. Traukinį kūras. Visada vokelis. Finansų.